Sveiki visi, su jumis aš Danielius ir mes šiandien atsakinėsim į jūsų užduotus klausimus. Dabar iš karto jums pasakau, kur uždavinėti klausimus. Klausimus galima uždavinėti mano Skype. Skype'as bus description'e arba aprašyme, nesvarbu. Arba jeigu jūs neturite Skype'o, jūs galite tiesiog parašyti į komentarus klausimus. Aš būtinai atsakysiu, jeigu aišku jie bus originalūs. Ir šiandien atsakinėsiu į 5 klausimus, ogi kokius išgirsite. Pirmas klausimas. Ar tėvai žino, kad aš YouTube'inu? Jo žino. Aš esu rodęs video, sesė žino. Matė jau ne vieną kartą. Aišku, kai darome kokteilius, pamatė, tai biškį pyko. Jeigu nematėte šitą video, tai užeikite pasižiūrėti mano kanalą. Darome skanią kavą. Antras klausimas. Ar man tai patinka daryti? Iš karto galiu atsakyti, kad, aišku, yra mėga. Man iš tikrųjų patinka, kai visi rašo tu maladėc, daug prenumeratorių, kai aš turiu, kai daug laikų, dabar aš turiu 7, gal dabar ir daugiau, jeigu dabar jūs anksčiau žiūrėsite šitą video. Ir kažkas, bet šiaip linksma yra. YouTube'int, aišku, šiek tiek sunkoka. Jo. Trečias klausimas. Ar aš sėdžiu ilgai prie kompo? Ne, aš nesėdžiu ilgai prie kompo, nes man beveik nereikia. Kaip žinote, mano lievas labai kompas. Tai, man nelabai. Aišku, žaidimus kartais labai retai žaidžiu, bet daugiausiai žaidžiu per telefonus, nes man telefonus nelagina. Tai žinokit. Ketvirtas klausimas yra toks, kad ar man patinka žiūrėti Naruto? Čia dabar jeigu jūs matote Sasuke, tai gal spręsite dėl to, kad man patinka Naruto, bet aš Naruto nelabai domiuos, aš tiesiog neradau, koks paveikslėlis galėtų būti atsakymo. Ir 5 klausimas. Ar aš turiu, kiek būrelių aš turiu? Lankau. Tai šiaip šitą klausimą galiu atsakyti, tai tik 3. Ir kaip ir viskas, čia gan trumpokas video, bet už tai atsakėme į 5 klausimus, tikriausiai. Tai su jumis aš buvau Danielius, laikinkit, prenumeruokit. Ir ačiū už dėmesį. Viso gero.